Sveiki visi, kam brangus ir mielas širdžiai vardas Auks, Ąžuolės. Šiandien apie Auksų moterų komandą kalbėsime su žmogumi, kuris ką tik siekdamas išlyginti šios marškinėlius juos bandė prispausti savo sėdimąją. Tai gerbiamas komandos direktorius Vaidas Indriliūnas. Taip, sveiki. Ir mano dešinėje žmogus, kurio niekada negalvojau, kad reikės vadinti treneriu, bet panašu, kad teks, Patrikas Žala. Malonu, Mariau. Patrikai, kaip jūsų trenerio karjera klostosi? Puikiai. Gražiausi žodžiai nuo jūsų pradžioje, bet geriau negu tikėtis. Ne, tai palaukit, gerbiamas Patrikai, tai vis tiek, aš turiu išreikšti jums pagarbą ir parodyti, ta prasme, treneris, jūs nedebituojat prie vairo, bet žiūrėkit, antras sezonas Baltijos lyga iš karto. Faktas. Tai rezultatai kalba patys už save ir aišku, pas direktorius, aš gal direktorių norėčiau pradėti nuo to, 3 metai šitai komandai, ar ne, ar 4? Antri. Šiaip jau. Antri? Antri. Tai ta prasme, ar aš teisingai suprantu, kad pradžiai moterų lyga buvo, tik paskui atsirado Auks moterų komanda? Taip, nes mes realiai visą šitą idėją, svajonę turėti komandą, turbūt atsirado tada, kai anksčiau šeštadienį rytą mes su Patriku susitikome SKL-o. Bet tik žinau, ar SKL ir moterų lygos rungtynėse? Ne, SKL-o nežaidė Kamanė su Laisvė. SKL-o mažosios taurės buvo finalas. Ir Aš žaidė... negarantuoju, kad buvo playoffo ir finalas, nes mes sėdėjom balkonė ir žaidė Kamanė savo salėje, tai ten tikrai Patrikai nebuvo finalas, ten buvo visiškai reguliarius sezonas. Vingio salėje. 10 ryto. Aš sėdėjau su kavos padaliu, Patrikas kavoje nežinau, ką turėjo, bet prisėdo prie manęs, pasiūlė ir kažkaip gavosi tokia... Bendra mintis kristalizavosi į vasarą susėdimą prie stalo, arba mums susėdė, nežinau, gal per Facebooką sutarėm, bet nuo praėjusio sezono rudens kažkaip startavom ir kas įvyko vėliau, tai bent jau man asmeniškai iš vadovo pusės, tai labai patiko, ta prasme, nekalbant vien apie tai, kad rezultatai buvo pasiekti geri ir būtent apie tokius, apie kuriuos šnekėjome sezono pradžioj, bet galbūt netgi svarbiausia dalis, kad, pats kolektyvas buvo tikrai labai smagus ir tai duoda apskritai kaip komandos egzistavimą matyti, kaip anglai sako, vibe pagrindinį. Tai būtent ant tos bangos, ant tos nuotaikos mes ir nusprendėm šiais metais eiti į Lietuvos čempionatą, nes kad ir kaip būtų smagu žaisti vienam kolektyvė mieste, vis tiek visos merginos, kurios yra jaunos, energingos, nori žaisti jau tam tikram Lietuvos čempionate, o šiemet atsirado galimybė ir Baltijos čempionate žaisti. Tai žodžiu, šiaip nesuprantama man jūsų preferencija 6:10 val. Ryto susitikti Vilniaus Vingio salėje, bet sakykim taip, tenai gimsta Auksų klubas ar ne, ir tai kristalizuojasi į tokį įdomų, sakyčiau, projektą, prie kurio vairo stoja Patrikas ir veda savo komandą iki finalo tiesiai. Nepamirškim Domanto Pikūno, jis yra labai svarbi dalis. Kas be ko Domantas Nežinau, Pikūnas. ką jis daro per rungtynės, bet nepamirškim jo. Aš žinau, ką jis daro, kai jis žaidžia per rungtynės, nes labai daug apie jį ateina skundų, bent jau man, kai tenka teisiauti, sako, pažiūrėk, Pikūnas. Ten Pikūnas ana, taigi va, čia žiūrėk. Per rungtynės panašiai tik. Bet kur kas solidesnis. Varžovo žaidėjos skundžias. Jo, kur kas solidesnis žmogus buvo paskirtas vyriausių trenerių ir vedė savo pirmą vadovaujamą komandą tiesiai iki finalo lygos. Kaip tavo akim tas praeitas sezonas atrodė? Taip, tai aš manau, kad reikia pradėti čiut nuo pradžio, ne nuo finalo. Reikia pradėti nuo būtent tos Vingio salės. Tai atsakysiu į klausimą, kodėl mes ten buvom. Tai buvom todėl, kad žaidė mano draugė Gitana varžybose ir būtent tada vyko SKL, kaip suprantu, 1 metai moterų lygos ir skirtingose komandose žaidė labai gera draugė ir mergina. Ir tada kažkaip, mums nepatiko su Domantu šitą idėją, nes einam žiūrėti jų varžybų, žaidžia tarpusavį, įmeta viena plojam, įmeta kita ploja ir kažkokia nesąmonė. Ta prasme, visiškai. Tai ir tada man kilo idėja būtent apjungti jas abi į vieną komandą ir pavadinkim taip, gavosi žymiai geriau negu aš galvojau. Tai čia, aišku, manau, dar išsiplėsim, bet sezono tikslas tikrai pasiektas. Ypač, kad mes finalą pralaimėję šventėm taip, kaip būtume laimėję. Tai ir parodo apskritai, apie ką yra šita komanda.
Bet vis tiek, ta prasme, aš ko ir norėjau paklausti, žinai, rezultatas, jisai pirmą sezoną suburtas naujas kolektyvas, ar ne, mes dabar, kai kalbam apie tą profesionalų, tarkim, vyrų krepšinį, ar ne, ir ten pasikeičia komandai 5-6 žaidėjai ir visi sako, nu va, čia jam reikės susilipdyti, čia, žinai, neaišku, kaip čia bus, čia gal kažkas net vienas su kitu nesulip, žinai, o čia yra surinktos visiškai naujos 12 merginų turbūt, ar ne, tikslesnį skaičių galėsi pasakyti, ir iš jų reikia padaryti komandą visų pirma, kuri tarpusavį nesusipyktų, ar ne, kuri norėtų, nes tu niekada nežinai, kažkas ten treniruoti, mėgėjų, ar ne, sportas, kažkas treniruotės nenorės ateiti, en kitam varžybos gal nelabai rūpi, nežinai, ir iš to reikia padaryti kolektyvą. Vis tiek kažkokį. Tai kaip tas visas procesas, žinai, jūsų ėjo, kokie buvo tie iššūkiai? Taip, tai aš manau, kad pradžioje buvo didžiausias iššūkis tai, kad absoliučiai didžioji dauguma komandos žaidė moterų B lygoje ir pusė komandos žaidė VU, sakykime, viena žaidėja žaidė Kamanėse, kita dar kažkur. Kelios merginos yra iš Kauno, tai jos tiesiog nežaidė niekur, bet jos važinėdavo iš Kauno į treniruotės, į varžybas. Tai tas buvo sunkiausia ir tas, kadangi iš skirtingų miestų, iš skirtingų kompanijų, amžių skiriasi šiek tiek, tai tas tikrai atrodė, kad bus iššūkis. Bet pagrinde aš manau, kad sulipom labiausiai tuo, kad į tai žiūrėjom labiau kaip į pramogą, o ne kažkokį tikslų siekimą, kadangi visą laiką prioritetą dėjom, kad visos būtų patenkintos tiek žaidimo laiku, nes net mėgėjų lygose yra, kad kas nepatenkintas žaidimo laiku, kažką treneris toks anoks, bet būtent, kad visos būtų patenkintos žaidimo laiku, todėl buvo keli mačai, kur net patys po mačo juokėmės žiūrėjom, kad tarp daugiausiai žaidusios ir mažiausiai žaidusios 40 sekundžių skirtumas buvo. Tai žinoma, ten prieš stipresnės komandas ar finalo ketvirtį būdavo įvairiai, bet kadangi daugiausiai rinkdavos vidutiniškai 8-9 žaidėjus į mačus, tai automatiškai gaudavosi tas pasiskirstimas ir taip tas kolektyvas lipo. Aišku, užklasinė veikla padėjo, už ką Vaidui esam dėkinga, bet apskritai tai labai smagiai sulipo kolektyvas, nes tiesiog visi dirbom tuo pačiu, pavadinkim, mindsetu, kad svarbiausia yra pradžioje gera rūbinė, linksmas vaibas, o paskui tik tais rezultatai. Apart balių organizavimo ir visokių kitokių vakarėlių, gerbiams direktoriau, koks jūsų indėlis būtų, prašau pasakyti. Pernai mažesnis, pernai toksai kaip geras dėdė, kuris rūpinasi komandos. Geras dėdė, kuris rūpinasi jaunomis merginomis. Nu, okay. Tarkim, taip, komandos finansinė padėtim gerovė, balys. Net nesiginčia. Mariu, man yra virš 40 metų. Ir vienišas, taip. Ir aš dirbu su jaunų merginų kolektyvu. Nu, tai, ką čia dabar? Slėp nuo žmonių sakyti neįties. Tai va, tai pernai to darbo gal buvo toksai simbolinis, gal tik tai, sakykime, pagrindą patį palaikyti. Ir labai smagu, kad nepaisant to kolektyvus tikrai labai puikiai priėmė. Šiemet, aišku, kai jau yra Lietuvos čempionatas, tai to darbo organizacinio yra daugiau nematoma, kur visiems atrodo, kad čia nieko nedarau, bet, sakykime, tos visus juridinius reikalus, popierius tvarkyti viską, tai man jau čia užima, nežinau, valandą darbo laiko kiekvienos dienos, tai aišku, paskui bus mažiau, kai sutvarkysim, bet jau, sakykime, jau čia mano darbas yra kažkoks aiškesnis ir tikresnis. Nu, ir aišku, plius sakyti, ten rėmėjų, paieška pinigų, taip toliau, kas buvo pasidaryta per vasarą. Man tai, žinai, kad Auksų merginų komanda eis į Lietuvos tą B divizioną Lietuvos čempionato moterų, kaip ir toks atrodė užprogramuotas dalykas, kai pamatėt, kad viskas gerai yra su komanda, kad jinai yra pakankamai pajėgi, kad jinai gali kapoti su tom komandom, kurios dalyvauja ir moterų B divizionė, ir sostinės krepšinio lygoj. Ta prasme, kad gali žaisti su jom, buvo pakankamai akivaizdu, ar ne? Nu, kad norėsis kažko tai daugiau negu vėl maltis tose pačiose sultėse, ar ne? Bet Baltijos lyga. Ir man, žinai, toksai pirmas yra klausimas, nu vis tiek merginos, ar ne, turi darbus, veiklas kitas kažkokias, nu gal kažkas tik tai sportuoja, ar ne? Nu, ten, tarkim, į Taliną nuvažiuoti, tai čia nėra iki Kauno suvažinėti. Talino nebus, tolimiausia Ryga bus. Nu, tai Estijos nėra komandų Baltijos lygoje? Žodžiu, dabar čia jau konkrečiai turbūt klausimas man adresuotas. Nes pirmas tas dalykas, žinai, nu ta prasme gerai, ta pati Ryga, nu čia nėra į Kauną nuvažiuoti sužaisti. Tai, žodžiu, dabar viską taip trumpaiškai papasakosiu, kodėl jinai atsirado. Aišku, pirmas dalykas, kad mums MLKL direktorė Martina sako, mums trūksta komandų, ar galite, ir tada pasvarčiau pliusus minusus, apie kuriuos netrukus pašnekėsiu, pasitariu su Patriku ir
apklausėm merginas, visos norėjo ir okei. Esmė tokia, kad kai mes, kaip sakai, nusprendėm dalyvauti Lietuvos čempionate, mes tikėjomės, kad kai pernai buvo, kiek Patrikai, 14 komanda atrodo Lietuvos čempionate, tai galvom plius minus bus panašus skaičius, žaisim 2 ratų sistemą, pavažinėsim po visą Lietuvą, tai yra, nežinau, Panevėžys, Šiauliai, Kaunas, žodžiu, po visur. Kretinga, kas irgi būtų labai ilgos kelionės, aišku, tos tolimesni miestai, tai salės turi savaitgaliais, tai kaip ir viskas normalu būtų. Ir susidėliojom, kad bus kelionės, bus kažkokios išvykos, ten vos nenusimatėm, kad kaip važiuosim, kokie bus baliai, kaip bus smagu. Ir taip išėjo, kad atsirado labai daug komandų šiemet B divizion, tai yra 18, buvo nuspręsta daryti regioninių principų, o mūsų Vilnius regionas gaus iš 9 komandų 7 Vilnius. Realiai likom tik su 2 kelionėm per sezoną, tai yra Alytus ir Druskininkai, o pati blogiausia dalis, kad mūsų grupė yra labai stipri ir gavos taip, kad mes kvietėm žaidėjim, sakėm, kad bus vis tiek ten tų silpnų komandų, kur išvažiuosim į kelionės, bus tūsas, jūs žaisit, viskas tvarkoju. Su Vilniaus pogrupiu žaidžiant, aš nežinau, yra gal vienetai komandų, su kuriuom gal kažkas ir žais jau, sakykim, tavo, kaip sakė Patrikas, visos vienodai, bet realiai kitos komandos yra tokios, kur žais turbūt 6-7 pagrindinės, kitos... Čia norėčiau Vaidui pasakyti, kad čia ne Vaidas spręs šitą klausimą, aš nenoriu visų nuteikti, kad čia 6-7 žaisti, čia yra Vaidas. Gal aš perlenkiu, čia sakyčiau, mano spėjimas yra, bet sakykim vis tiek žaidžiant su tom elitiniam komandom, natūralu, kad laiko pasiskirstymas nebus toks geras, plus nelieka kelionių. Tai kadangi buvo pasiūlytas tasai Baltijos moterų lygos variantas, šiemet Baltijos moterų lyga irgi yra 2 divizionais ar B divizionai 8 komandos, iš kurių irgi yra, sakykime, mes, yra Kauno komanda, yra Akmenės komanda, 2 Kauno Panevėžio, sakykime, jeigu kelionės, tai bus tokios gana artimos, nes Kaunas Panevėžys ir čia vietinės reikšmės, ir iš tolimesnių bus Akmenė, Rygos 2 komandos, bet mes prašym ir buvo atsižvelgta, kad 1 savaitgalį, tai yra 6 sekmadienio rungtynės, ir Daugpilis, viskas, jokių Talinų, jokių nieko, tai mums gaunasi toks pats planuotų kelionių skaičius, kaip ir galvojame. Taip pat bus toj B divizionai moterų 3 akivaizdžios favoritas, bet kitos 5 yra mūsų lygio varžovės, tai visiškai mūsų lygio varžovės, tai vėl žaidžiant su savo lygiu, turėsim ir daugiau šansų, sakykime, tų taškų iškovo, daugiau šansų, kad viso žaidėjo žais po daugiau laiko ir tą idėją teisingai pateikus, nusprendėm, kad pabandom. Šiaip įdomu, kad Lietuvos moterų krepšinio lygos B divizionas, mes kalbam apie jį kaip apie stipresnį negu Baltijos lygą. Aš suprantu, kodėl Akmenė ten dalyvauja, nes, ta prasme, nėra toli, tu pakankamai gali... Akmenė, tai ten Ryga turbūt arčiau negu... Nors iš Akmenės į Daugpilį tai jaučiu gabaliukas, vis tiek gaunasi važiuoti. Bet į Rygą tai vietoj. Jo, į Rygą vietoj. Bet čia Akmenės reikalai. Ta prasme, gerai, tai... Dalyvaujant per 3 lygas, vis tiek tų rungtynių skaičius bus pakankamai didelis, ar ne? Ir treniruočių procesas vėlgi, tu negalėjai į Lietuvos čempionatą, kad ir tas B divizionas, jis vis tiek yra daugiau, gal labiau link mėgėjų negu link profesionalių, bet treniruotės, ar ne? Kur jūs visą tai talpint planuoja treneriai? Tai visų pirma, kas būtent yra svarbu, kad pasikeistų nuo praeitų metų, kad praeitais metais mes nesirinkdavom į treniruotės. Ir realiai visas mokinimasis derinių, susižaidimas vykdavo varžybų metu. Dabar todėl į tai reaguodami ir kadangi turim truputį atsakomybę prieš pačias save, prieš pačią komandą, norim tą visą pasirengimą daryti ilgesnį. Todėl pradėjom fizinį pasiruošimą stadione, Vingio parke. Ten sportavom tikrai labai labai iš širdies, ten jau kojas linkdavo merginam. Bet paskui persikėlėm į salę, dar būdavo fizinis pasirengimas ir dabar vakar buvo paskutinė treniruotė, sakykime, kur buvo tokio rimtesnio bėgiojimo ir panašiai. Dabar pereisim prie taktikos. Kalbant apie varžybas, tai buvo maždaug taip, kad skaičiavom preliminariai, kad gaunasi per visą sezoną, per 3 lygas apie 45 varžybos reguliariam sezone, plus jeigu gerai seksis, play-off ir viskas, tai gali gauti iki 60 varžybų per sezoną. Tai faktas, kaip ir pats minėjai, kad yra merginos, tai tikrai yra ne numeris 1 jų prioritetas, tai nėra jų darbas, tai yra jų laisvalaikis. Todėl praeitais metais, kaip ir minėjau, kad varžybose rinkdavosi dažniausiai 8-9 žmonės, kartais ateidavo šiek tiek daugiau, bet turėjom realiai komandoje 11 žmonių aktyviai žaidžiančių
šį sezoną, todėl reaguodami į tai turime 13-14 žaidėjų, plus viena žaidėja prisijungia ekstra Baltijos lygai, kad čia sustiprinti komandą ir turėti ilgesnę rotaciją, nes tos išvykos tolimesnės, neaišku, kaip planuosimės. Ta pati Ryga jau aiškiai dabar data, gruodžio mėnuo, bet vėlgi tai yra visam savaitgaliu kelionė, žaidėjos dirba ir panašiai. Tai iš principo, norint pasiekti rezultatų, tą rotaciją reikėjo išplėsti. Faktas, mano asmeninė nuomonė, komandos lygis nesakyčiau, kad pakilo, nes turėjom, sakykime, Ugnę Grigaliūnaitę, kuri buvo Kibirkšties žaidėja, kuri žaidė už VU B lygoje ir kartu ateidavo į mėgėjų lygą. Dabar jinai žais tik už Kibirkštį, nebeturi jokių dvigubų licenzijų pagal amžių, tai buvo tikrai labai svarbi komandos dalis, jos dabar netekom, bandom užpildyti tą poziciją kitomis žaidėjomis, gynėjų rotacija tikrai didesnė, tai vat ir žiūrėsim, kaip seksis, bet tikrai tų varžybų labai daug. Gerai, kad palėtėjai tą sudėtį, galim trumpai ir prabėgti, ar ne? Minėjai, kad nemažai turit komandos komandos dalis žaidėjų žaidė ir Vilniaus universiteto komandoje, tai dabar tik tai klausimas, ar jau baigėsi studijos ir jos žais tik Auksuose, ar teks Lietuvos čempionate joms žaisti už Vilniaus universitetą, bet Baltijos ir Sostinės krepšinio lygoje už Auksus. Tai esmė yra tokia, kad praeitame sezone turėjome, jeigu dabar nesumeluosiu, 5 žaidėjas, kurios žaidė Vilniaus universitete. Nes čia dar pabrėšiu labai svarbus momentas, Vilniaus universiteto komanda pernai jinai kaip ėjo be pralaimėjimų, tai taip ir nuėjo. Taip, laimėjo B lygą. Tai turime 5 čempionės komandoje, bet esmė yra tokia, kad Ugnė Grigaliūnaitė negali žaisti B lygoje, tai faktas, kad Kibirkštis yra Kibirkštis. Viena žaidėja liko žaisti Vilniaus universitete, dėl šito tai mes liūdėjom, dariau visas įmanomas pastangas sezone, kad jie išsaugot, bendravom, komunikavom, bet šį sezoną pasirinko likti Vilniaus universitete, pažiūrėsim, kur nueištis. Nors turim su jie sutartį pasirašyti su mūsų pasirašę klubu. Sutartį sodyboje, turim juodą ant balto parašytą, bet... Šitas jūsų tas išleidimas naujų žaidėjų Instagram'e, aš seku, žinai, žiūriu. Ir tos nuotraukos stovi Patrikas, ten žaidėja, popierius ir tie rastai sodybos galvot organizacija. Taip. Pogrindinė. Tai pratęsiant mintį, tai kad tos Vilniaus universiteto žaidėjos, jos pereina pas mus, nes, sakykime, Vilniaus universitete, kai tu žaidži čempionų komandoje, tai natūralu, kad rotacija yra tam tikra, kad tu siektum rezultatų. Ten nėra kalbos apie kaip visi žaidžia po lygiai, kaip visiems faina, kaip visiems linksma. Ir būtent mūsų žaidėjos, kurio žaidė, nelabai gaudavo daug žaidimo laiko Vilniaus universitete. Todėl aš manau, kad jos turės ekstra motivacijos šį sezoną būtent prieš Vilniaus universiteto komandą parodyti, kad buvo neteisinga jas marinuoti. Ir apskritai jos pereina, sąžininkai nežinau, sakykime, Aušrinė komandos kapitonė, tai jinai baigė studijas. Toliau, jeigu atvirai, tai nežinau, turbūt studijuoja dar kelias. Nes, žinai, čia yra momentas, aš dirbu... Gerai, Patrikai studijuoja, nes aš kalbėjau su trenerė, sakė, 2, kodėl išeina, nesuprantu, nes jos dar studentės. Jo, nes, žinai, aš dirbu Vilniaus universitete ir aš žinau, kad tom merginom, kurios ypatingai mokama, jeigu studijuoja, ar ne, tai jos labai stipriai susimažina studijų įmoką per šitą momentą. Tai jūs čia išsiaiškinkit, nes... Ne, tai mes apie tai kalbėjom dar sezono pabaigoje, kad ar jos tikrai norės pereiti, nes grubiai tariant, jeigu jos būtų norėjusios likti, tai tada būtume tiesiog turbūt žaidę tik vėl miesto lygoje, kad jos galėtų žaisti, bet būtent jų pereimas ir labai sąžiningai tiesiog pasakysiu pasiaukojimas, aukojant finansinę dalį, čia žinoma jų reikalas, bet tas tikrai realiai žodis tinka pasiaukojimas. Kaip aukojosi kelios žaidėjos iš Kauno važinėdamas, taip jos pasiaukojo iš Vilniaus universiteto pereidamas. Todėl stengiamės joms sukurti visas įmanomas sąlygas, kad būtų čia jom linksmiau, geriau ir panašiai. Okay. Šiaip iššūkių tu nemažai, ne, ir tų kelionių laukiam. Aš dar vieną iššūkį tokį matau, turbūt ir jūs jį matot, ar ne? Gerbiamas direktorius, iš kur pinigai? Šitiek pinigų. Ne, tai iš tiesų yra keli šaltiniai. Pirma, tai šiais metais netikėtai daug susirinko būtent Auksų klubas iš 1,2%, taip pat merginos vedė į kitą sąskaitą būtent irgi rinko komandai, bet čia pasiliekam jau, sakant, baliam tas dalykas, iš karbo sutarta. Trečias šaltinis yra
Tiksliau, antras šaltinis yra vienas iš tų 1,2%. Kitas yra, ką tik gavom patvirtinimą žodinį, kitą savaitę, kai šis podcastas turbūt jau bus ir rašytinis patvirtinimas sutartį su generaliniu rėmėju, tai yra Uniclub Betas, patikėjo mūsų idėją, pristatėm, ilgai teko įtikinėti, kad būtent sklaida bus gera, bet mes iš savo pusės pasitengsim padaryti maksimumą. Tai turėsim generalinį rėmėją, vadinsimės Vilniaus Uniclub Bet Auks, jeigu taip pilnai, irgi ten aišku bus visokios integracijos ir rėmėjų prekės ženklo ir dabar jau stengiamės iš karto pristatyti. Tai sakyčiau, kaip moterų krepšinio komandai ir dar žaidžiant, kaip minėjai, B divizionė, kuris yra mėgėjų, tai tikrai solidi suma pakankamai, ko mes labai džiaugiamės. Ir trečias šaltinis, aišku, čia pats kažkiek indėlį duodu tam tikrą, tai mano projektas pirmas, tas Auksui, kiek jau klubų yra, jeigu neklystu, oficialiai klubas registruotas 2006, tai jau 18 metų klubų ir dabar merginų komanda pirmoji, kuri žengia Lietuvos čempionatą ir jau, kaip minėjau, podcast'o pradžioj, jinai yra su ypatinga atmosfera, tai yra ir ypatinga nuotaka tiek rungtynių metu, tiek per balius, tai negaila net ir savo pačių, kaip sakant, kažkiek tai tų centų įdėti į komandą. Supratau, šiaip tuo atėjimu į jau tas Lietuvos rinką, sakysiu, ne taip, tampa to Lietuvos moterų krepšinio dalim. Kažkokio, kur, ta prasme, moterų krepšinės, jeigu taip imt viešą erdvę, ar ne, jisai nėra kažkaip labai žiūrimas, tos komandos pakankamai mūsų nėra stiprios lygis, tas jeigu mes visi prisimenam, nežinau, Patrikai, tu šiek tiek jaunesnis, gal aš labai gerai prisimenu Vilniaus Telekomą ir ten Eurolygos finalo ketvirtus ir taip toliau, ar ne, kad buvom top, visiškai dabar lygis gerokai žemesnis, ateinat į tą sistemą moterų krepšinio, kaip jūs iš tavo, pavyzdžiui, pusės, kaip tu matai visą tai ir kur tu matai, kad tai keliauja? Labai geras klausimas. Tai aš manau, vėl gal pasakysiu truputį per stipriai, bet taip kaip mes esam nusipiešę šito sezono projekciją, manau, kad ir mūsų tikslas, tai visų pirma, yra, kadangi, kaip pats sakei, gauna mažai dėmesio, gauna mažai populiarumo, tai yra dirbti su socmedija. Per socmediją galima parodyti, kad moterų krepšinis gali būti įdomus ir ne tik aikštelėje, pavadinkim taip. Nes darysim įvairius socmedijos dalykus, bandysim, kad žmonės, draugai, visų pirma, tai bus draugai, giminės mūsų artimieji, kad jie mus matytų kitokioje aplinkoje, negu sutinka namuose, mieste ir panašiai. Mes todėl darysim įvairius vaizdinius turinius, straipsnius ir panašiai, tas pats, kur minėjai, žaidėjų pristatymas. Nemačiau, kad nei viena komanda darytų tokį išskirtinį pristatymą, jisai ten prie rastinių kažkokių šitą, bet tai vis tiek yra idėja, kiekviena žaidėja pasirenka savo dainą, apie kiekvieną žaidėją yra pristatymas, tai jau yra išskirtinumas. Tai parodom pirmosius mūsų žingsnius, o įeinam į rinką ir vėl tai, kas būtų toks, kad darome ir darysime įdomiausią turinį. Rezultatai krepšinio aikštelėje, aš manau, ateis, nes tai yra jaunas kolektyvas, sąlyginai tikrai. Visos kitos komandos, pavadinkim taip, labiau žiūri koncentruotai, labiau tiesiog žaidžia, o mes, kadangi, sakyčiau, Vaidas pritars man, antiek mums patinka šitas projektas ir norim jį plėtoti, kad būtent manau, kad ribų nėra ir darysime absoliučiai viską, kad būtume matomi. Ne tik aikštelėje, bet ir apskritai. Čia, žinai, čia klubas tai taip ir turi elgtis, ar ne, nes tai yra komanda, žinai, ir daug kas save laiko komanda, bet kai yra klubas, ar ne, tai klubas ir yra nuo to, kad yra staffas, yra treneriai, yra žaidėjos, yra medija kažkokia, yra daug visokių dalykų aplinkui, tai, žinai, tai aišku, tas yra gerai ir manau, kad tavo tas pastebėjimas, kad daug moterų komandų net ir turbūt topiniam divizione yra tik tai apie komandą, ne apie kažką daugiau ir turbūt čia geriausiai tą iliustruoja, kai beročių Šiaulių moterų komanda prieš kelis metus pasirašė žaidėją, kuri Amerikoje buvo viena iš top modelių Instagram ir kažkas, ir ten tiesiog staiga pradėjo plūsti žmonės, nes pirmą kartą sužinojo turbūt apie tą komandą, pirmas dalykas, o antras, jam tiesiog buvo įdomu tą žaidėją pasižiūrėti. Taip. Tai, aišku, čia aš pats Patrikui tą pasakiau vasaros pradžioj ir ne tik Patrikui, bet ir komandos tam forume, kad,
pagal mūsų sportinius rezultatus mes tenksimės pasiekti kaip įmanoma geriau, bet jau tą darysim pagal galimybės, bet įmant į tą socialinę pusę, ryškumo pusę, pastebimumo pusę, mes turime būti absoliučiai geriausia B divizione. Ja divizioną mes irgi... Nėra labai sunku, bet... Sakyčiau, visur yra iššūkių, bet jeigu tu nori būti pačiu geriausiu, jeigu tu geras būtų, gal kaip sakai, ir nėra sunku, bet jeigu nori būti tikrai skirtinis pastebimumas ir taip, kad tu paskui po metų pas tave ir patys rėmėjai norėtų be jokių ilgų kalbinėjimų, galbūt ir žaidėjus pačios norėtų, nes tos įdomus, tai tą padaryti nebus labai lengva. Plus, vėl, aš gal netgi norėčiau tokią ambiciją, kad mes netgi lyginant su A diviziono klubais būtum patys įdomiausi ir iškiausi taip toliau, bet reikia turėti omeny, kad tarkim, Kibirkštys, Neptūnas yra dar kelios komandos, kur tikrai gerai dirba socialinė medija, bet jie turi tam atskirą biudžetą, kur dirba žmonės vos ne pilnais etatais ir gauna už tai pinigus. Mes viską darom iš to entuziazmo, tai sakykime, vėl kartais negali šokti aukščiau bambus, bet, noras toksai yra. Aš gal labiau, tai aplikuoju, kad B diviziono moterų komandui, nekalbu apie visas, bet nemaža dalis apskritai neturi jokios komunikacijos. Ir dėl to sakau, nebus labai sudėtinga tapti geriausiais B divizione, bet čia, gal auksai galėtų būti tokie vėliavnešės ir tokį vos ne kaip iššūkį padaryti, ir ne, tai pasivaržom. Ta, ir norim. Pasivaržom, tai socialiniai medijai. Nes čia yra tas pamatas moterų krepšinio, to profesionalaus, ėjimo link profesionalumo kažkiek, tai ne, tai jeigu čia nieko nėra, tai ir aukščiau nieko nebus tada. Nes kaip ir buvo, sakykime, prieš kokius kelis metus, kai tas, prieš tai buvusiam podcast'e, kai kalbėjom su Mariumi apie moterų krepšinį ir apskritai samprotavom, kad buvo toksai pats tas, sakykime, segmentas labai rėdėjo žemyn ir vieni iš tokių pamastymų buvo, kad čia merginom pirmą neįdomu žaisti, jos gal ir žaisto, gal sportuotų, bet nėra potraukio, nes jos dabar įdomesnių ten veiklų yra, ten TikTokai, manekėnės ir dabar ten tų 100 prieš jų suranda, nes tiesiog nežavus krepšinis. Tai gal pradėkime nuo to, kad tą krepšinį turim padaryti įdomų, kai pasidarys įdomų, tada ir mūsų komanda bus lengviau, bet galbūt ir tas visas segmentas pajudės, sakykime, ir už tų tokių nežinau, kurios dabar sportuoja krepšinio mokyklos ir jiems ten jau atsibosta tas krepšinis, nes visiems sportininkam atsiranda tokių sunkių momentų, kai jų tu galvoju, kam aš čia savo kūną kankinu ir niekur nuo to nenueisiu. Tai galbūt tom būtent vidutiniam merginom, kurios ir neužsidirbs iš to krepšinio, atsiras toksai noras sportuoti, nežinos, kad aš žaisiu ten B divizione, man bus gera, faina ir aš iš to turėsiu labai didžiulį malonumą gyvenime. Tai mano vizija tokia, kad mes ne tik dėl savęs tą darom, bet turbūt ir plačiai prasme dėl moterų merginų krepšinio populiarinimo. Šiaip dar nueinant trumpai tą krepšinį, prieš pabaigą, tu vis tiek žaidėjai sporto mokykloje ir nepaskiau ir B lygų, ir turbūt A, jeigu neklystu, ar ne, bet vis tiek visą laiką sukais tam vyrų krepšinį, vyrų mėgėjų krepšinį, vaikų krepšinį, bet berniukų vis tiek, ar ne, dabar ateina į moterų krepšinį. Kaip tu matai kažkokius, gal sakykime, skirtumus, ar ne, tos psichologinius, aišku, jie turi būti natūralu, bet tokių gal kažkokių momentų pastebėjai, kur galvoji, šito tai nesitikėjau tikrai, kad taip gali būti, kažkas tai. Jo, tai pagrindiniai tokie, pavadinkim taip, kai dirbi su merginom ir tai yra ir tavo treniravimo pirmi metai, tai būtų labai keista, manau, visiems, jeigu tu atsistosi ant galinės linijos ir vaidinsi labai protingą viską žinantį. Žinai, kiek tokių daug. Tai ir jiems netrodo keista visiškai. Tai man jie atrodo keista iš šono. Tai būtent reikia, manau, mažiau to spaudimo iš pradžio. Pradžiai reikia pradėti nuo geros nuotaikos rūbiniai, kas 100% pasiteisino. Paskui galima įvesti taktinius dalykus. Kokie pagrindiniai skirtumai? Aš gal taip negražiai pasakysiu, bet aš nežinau, ką veikia merginų treneriai sporto mokyklose. Nes pavyzdžiui, kad silpnoji ranka, kažkokie sudėtingesni deriniai, kažkokie pristatomo judesio elementariai padarimai. Ir čia kalbu ne tik apie savo komandą, bet, aš nežinau, kuri žaidėja tiek A lygoje, tiek B lygoje sakytum, kairė dešinė varosi kur nori. Kairė ranka, ta prasme, silpnoji ranka yra labai didelis iššūkis. Aš nežinau, kokios būdavo treniruotės, nes pas mus atrodo, pas vyrus būdavo krepšinio mokyklose. Aš pats nuo 7 metų pradėjau žaisti ir baigiau krepšinio mokyklą, tai ten silpnoji ranka net neklausimas būdavo, aišku, ten silpnesnė, stipresnė truputį, bet
čia yra tokių, pavadinkim, trūkumų nuo krepšinio mokyklos, kuriuos reikia gerinti, nes net tas pats driblingo elementai yra paprastesni, pavadinkim taip, ten nieks per kojas, per nugaras nesimėto, viskas yra paprastesnis krepšinis, todėl stengiamės ir būtent žaisti paprastesnius derinius, stengiamės panašiai, bet, sakykime, turėjau su vienu pažįstamu geru diskusiją, jo teikas buvo, kad būtent su moterim reikia žaisti paprastai, keli deriniai ir viskas. Aš su to labai nesutinku ir įdomu bus per šitus metus išbandyti. Aš manau, kad jos gali visiškai daryti lygiai tą patį, ką vyrai krepšinyje. Faktas, tai ne tie greičiai, ne tas fiziškumas, bet aš turiu omeny iš taktinės pusės. Kodėl turim apsiriboti 3-4 deriniais, kodėl jie turi būti kuo paprastesni. Aš manau, kad būtent, kadangi tai yra jaunos merginos didžioji dauguma komandoje, aš manau, kad galim prasilaužti būtent tiek taktinę pusę, tiek įdedant kažko į galvos papildomai, nes krepšinis vis tiek jis padeda ir paprastai gyvenime, tu greičiau susivoki, greičiau susiorientuoji kažkokiose situacijose, tai vat pagrindinis skirtumas yra būtent tas, kaip vieni stereotipiškai sako, paprastumas žaidimo, o aš būtent noriu įvairių derinių, įvairių gynybų sistemų, būtent, kad jos pačios pajaustų, kad tas krepšinis gali būti ne tos paprastas, kaip visos jie, duodavo krepšinio mokyklų treneriai ir panašiai, nes, sakykime, ir sostinės krepšinio lygoje žaidėm prieš merginas, tai ten, lygiai ta pati situacija ir nežinau, kodėl taip yra, tai turbūt gilesnis problemas, bet... Žinai, čia užkabinai tokią temą, kur mes valandą dar galėtumėm šitam podcast'ą kalbėti, nes, sakau, kai tenka tikrai teisėjauti ir mergaičių tam moksleivių krepšinio lygoje, ir, tai yra, kai atvažiuoja komandos iš mažesnių miestų, bet ir Vilniuje, ta prasme, tai... ten. Bet aš noriu kažkaip linksmiau pabaigti šitą podcast'ą, ta prasme, nes tikrai tokia liūdinančia tema palėtei, apie elementarius dalykus. Aš abiejų gal paklausiu taip. Kurias 2 auksų žaidėjas pasadinus šitose vietose podcast'ą žiūrėtumėt pasiruošę prisijuokti normaliai? Ar visos auksų žaidėjos yra žiauriai rimtos, damos išlaikytos? Ateik į balius ir turbūt nei vienos rimtos nėra. Aš tai iš karto turiu atsakymą, Vaidai. Aš gal tiek nepažįstu kaip Patrikas. Taigi, sakai, rūpinės. Tai įvairios rūpešio formos yra. Patrikas vienaip rūpinas, aš kitaip. Bet gerai, sakykime, jeigu mano toks spėjimas būtų, kad, sakykime, tas būtų ypatingas podcastas. Vardus pamiršai ar kas? Ne, aš ne vardus pamiršau, gal galvoju, kokios tiksliai pamiršau. Kol nueina mintis. 40. Ne, pavyzdžiui, man turbūt labai įdomu būtų, jeigu sėstų Emilija Raistė. Tai mano toks būtų spėjimas. Yes, sir. Tai va. Lygiai tas pats. Emilija Raistė. Tai pasirodo, Vau merginas. Ką? Vau merginas. Taip. Gal kitą podcastą ir padarysim su Emilija Raistė, nors nežinau. Kaip jau direktorius pasakys. Jeigu jau žodis nežvirblis, tai turbūt taip ir bus. Tai reikės atrasti tam tikrą temą sezonų vidury ir manau, kad turėtų būti pakankamai įdomu. Merginos gyvos temos. Žiūrėkit, darom taip tada. Kitas podcastas apie auksų moterų komandą yra po jūsų kelionės į Rygą, gerai? Nes aš manau, kad ten ne tik krepšinis bus. Patikėk. Ir, ta prasme, į Rundalę nuvažiuosit į dvarą, ten sūrių ragaut kokiu nors. Jūrmalą, Alaus kelią Biržuose. Nežinau, ten bus įdomesnių dalykų, man atrodo, tarp šeštadienio ir sekmadienio. Žodžiu, sekmadienį linkiu ateiti rungtynės. Šiaip ačiū Patrikui, ačiū Vaidui, kad skiriat laiko šitam podcastui. Ir pirmasis auks podcastas apie moterų krepšinį įvyko be moterų. Tai belieka konstatuoti faktą ir aš tikiuosi, kad kitame jisai gal ir vedėją reikėtų paskirti. Ką rekomenduotum? Administratorė gal gerbiama. Nors jinai priešininkų stovyktų. Ne, čia bus. Man atrodo, čia tada būtų prasti reikalai. Darom, čia kerpam jau šitą dalį. Medaus ringą ir važiuojam. Gerai, tiek tam kartą. Ačiū labai. Ačiū, iki.